Sveiki atvykę į Restą 2015 didžiausią statybos parodą Lietuvoje. Tai yra mūsų stendas Vėjo energija, kur mes pristatom inovatyvius sprendimus daugiabučių renovacijos šildymui, karšto vandens ruošai, kaip individualiems namams, taip ir komerciniams pastatams. Norėčiau Jums pristatyti mūsų termodinaminę saulės kolektorių plokščių sistemą, naudojamą šildymui bei karštam vandeniui ruošti. Šiuo metu mūsų stende Jūs matote kelis variantus. Pas mus taipogi yra minimaliausias komplektas Solar Box plus viena saulės panelė, su kuria galima pašildyti iki 300 litrų karšto vandens. Čia yra prieš mane veikianti sistema su saulės kolektorių plokšte, 200 litrų vandens talpa ir šilumos siurbliu. Taipogi yra pajungtas gyvatukas, kurį palietus mes jaučiame, kad jisai tikrai yra šiltas ir šiuo metu sistema pilnai veikia. Termodinaminės sistemos veikimo principas yra elementarus. Viduje sistemos cirkuliuoja dujos R134A. Apatinė pusė dujos patenka skysto pavydalo, sąveikaujant su aplinkos šiluma, šviečiant saulei, lyjant lietui, pučiant vėjui, dujos garuoja. Patenka į kompresorių, kur labiau yra suspaudžiamos ir per šilmokaitį atiduoda savo šilumą karštam vandeniui. O dabar norėčiau parodyti Jums, ant kiek yra paprastas valdymas būtent šito šilumos siurblių kartu su 200 litrų vandens talpa. Pradžiai reikia atblokuoti, paspausti įjungimo mygtuką. Iš karto mes matome, kad šilumos siurblys dirba eko režimu. Tai reiškia, kad jisai naudoja tik tai šilumos siurblio pajėgumą. Palaikus mygtuką meniu galima pereiti į visą lauką meniu funkcijų, nuo kalbos, laikrodžio, informacija, kiek yra prišildytas vanduo talpoje, į kokios temperatūros, kiek laiko veikia kompresorius ir kaip greitai jisai pašildė 200 litrų karšto vandens. Išties visas valdymas yra ant tiek paprastas, kad Jūs ir Jūsų vaikai galės laisvai naudotis, nes nėra jokios rizikos, kad Jūs nustatysite kažkokius tai kitokius parametrus ir sistema veiks neteisingai. Vėjo energija yra oficialus partneris Oxner austriškų šilumos siurblių Lietuvoje. Todėl trumpai norėčiau pristatyti Jums Oxner šilumos siurblių istoriją. Oxner kaip kompanija jau gyvuoja 140 metų. Taipogi Oxner savo gamykloje turi šilumos siurblį, kuris buvo pastatytas prieš 40 metų ir jis veikia iki šiol. Būtent tas modelis, kurį Jūs matot už mano nugaros, nustatė didžiausią naudingumo koeficiento rekordą praeitais metais. Oxner šilumos siurbliai visi yra siunčiami į nepriklausomą Šveicarijos laboratoriją, kur tikrinami yra visi siurbliai ir visi duomenys apie jų veikimą minusiniam temperatūrom yra atviri ir pateikiami su kiekvieno šilumos siurbliu. Visą informaciją apie modelius, įvairius sprendimus Jūs galite rasti mūsų svetainėje www.oxner.lt.